vidinis vaikas, vidinė mergaitė. Ir aš jį tikrai patyriau ir su kaupu. Ir jis gyvens ir transformuosis į kitokias spalvas, kaip ir sakėt. Ir šios minutės atsiliepimas tikrai neatspindi ir net negali atspindėti viso to gėrio, visų tų naujų patyrimų, naujų žinių, kurios ateis mum tikrai išgyvenant dar ilgą laiką grįžus. Bet labai labai noriu padėkoti, Kristina, tau. Už ką? Už viską, nes sąrašas labai labai ilgas. Tikrai. Gali paminėti kelis punktus, kad žmonės prastų, ką žmonių kiti, kurie klauso. Man, pavyzdžiui, tai labai patinka sąmoningumo ugdymas. Sąmoningumo ugdymas, gal viena iš tų tokių siauresnių temų būti čia ir dabar, pasirūpinti savimi. Ir stovykla, kuri pavadinta Aš sau rūpiu, tai mane tikrai atsiliepė kaip skambutis, kaip varpas. Aš sau rūpiu ir aš patikėjau. Tai labai labai dėkui, nes iš tikrųjų visa programa yra apgalvota, apmąstyta, labai labai įdomi, turininga, įvairi. Mums suteikia galimybės pabūti įvairiuose situacijose, įvairiuose vaidmenyse mums patiems. Ir mes taip save praplečiam, taip praturtinam. Jeigu tu sakytum, aš vardu, mane tai. Žinoma, kad taip. Tikrai mane praplečia, praturtina, todėl aš kelionių tikrai nuolat ilgiuosi, gal ne taip dažnai jos būna, bet stengiuosi pasiimti maksimumą. Ir labai labai dėkinga ir visom grupės moterim už palaikymą, nes man tai labai svarbu, tikrai. Kaip tu galėtum palyginti, tai ko tikėjaisi ir ką gavai, ne? Bet irgi pasvertant svarstyklių, arba tiesiog, ko nesitikėjai ir ką gavai, visaip, ar ne? Ar tu jautiesi gavusi tiek pat, kiek tikėjaisi, daugiau, mažiau, kokį svorį, ne? Visi mes su kažkuo išvažiuosim, bet su kuo tu išvažiuoji? Tikrai gavau daugiau negu tikėjausi. Didesnėm apimtim, didesniais kiekiais, didesniais krūviais. Sakau, grįžtam smegenys į visas pusės ir reikia susidėliot, kas čia vyksta. Nespėja apdoroti visų įspūdžių patirtų, nes yra ir tas kultūrinis šokas, tai tikrai. Tuo labiau, kad mes nuo pat ryto pradėję su meditacija ir joga ir su tema, mes irgi tą pradirbam ir dirbam ir tai labai labai intensyvu, labai turtinga. Ir labai dėkinga iš tikrųjų tau, Kristina.